Aš esu Rimvydas Žydžiūnas, esu emocinio ir dvasinio intelekto lavinimo specialistas ir 15 metų aš vedu mokymus susijusius su emocinio ir dvasinio intelekto lavinimu. Ir įvairiose temose, kurios susijusios su santykiais, su karjera, su asmeniniu gyvenimu ir taip toliau. Ir aš organizuoju seminarus, kurie padeda žmonėms įgauti naujas kompetencijas, kurios padeda gerinti gyvenimo kokybę, bet ne tik tai vienoje sferoje, bet visose gyvenimo sferose. Tai yra tam tikras holistinis požiūris, kad tai yra metodikos, kurios tinka karjerai, santykiams, intymiam gyvenimui ir vidiniam dvasiniam gyvenimui. Tai yra tokios metodikos, kurios padeda tobulėti visose gyvenimo sferose, nes nuo visų gyvenimo sferų kokybės ir priklauso žmogaus laimės jausmas. Neužtenka būti tik tai vienoje vietoje pasiekus sąskaitą kitų ir iš to vis tiek nebus tos kokybės gyvenimo. Tai yra tokios metodikos gerinančios gyvenimo kokybę. Iš tiesų paradoksas yra toks, kad mes visi šiais laikais tobulėjame ir stengiamės tobulėti karjeros sferoje. Man atrodo, kad tai yra organiška, natūralu. Ir labai dažnai žmonės užmiršta, kad galima tobulėti ir mokėjime mylėti. Nes šita sfera labai apleista yra. Iš tiesų daugelis žmonių tobulėja karjeroje, o kaip menas būti kartu, jo, bet tai yra irgi tokia tema, kuri labai svarbi ir iš tiesų Lietuvoje jos trūksta, skaitant tai, kad pas mus skyrybų yra daugiau nei 60%, šeimų skiriasi, jo, dėl to, kad menas būti kartu yra visiškai nežinoma sfera, intimus gyvenimas, kaip būti artimam, kaip mokėti priimti save, kitą žmogų. Bet šita sfera yra iš tiesų labai smarkiai apleista ir joje labai dažnai žmonės galvoja, kaip tobulėti, tiesiog reikia susirasti tą žmogų, su kuriuo automatiškai tas gausis, bet net jeigu ir gaunasi automatiškai, mes vis tiek keičiamės su metais, su kitais, žmogus jau yra kitas, vėl reikia atnaujinti, palaikyti tos santykius. Dėl to iš tiesų labai daug ir aš akcentuoju būtent, kad tai yra būtent šitose sferose yra mokėjimo, sugebėjimo lavinimas. Aš kaip tik į savo knygą ir sudėjau tos pavyzdžius, keletą pavyzdžių ir prie kiekvienos temos. Iš tiesų labai daug žmonių yra, dėl to, kad yra daug žmonių, kurie atrado savo norus, kurie pradėjo gyventi gyvenimą, kuris atitinka jų norus, jų realizaciją ir taip toliau. Aš esu vienas iš tų gyvų pavyzdžių, kur aš iš tiesų absoliučiai gyvenu taip, kaip aš gyvenu, arba taip, kaip aš pasakojau. Tiek karjera, tiek asmeninis gyvenimas, tiek dvasinis gyvenimas, tiek intimus gyvenimas yra tose sferose. Aš esu absoliučiai laimingas ir jau daug metų. Ir tai yra užkrečiama. Tik tai taip galima mokinti žmonės. Dėl to žmonės, kurie mokinasi, jų labai daug yra. Tiesiog sunku išskirti. Knygos yra tie pavyzdžiai. Iš tiesų, kada pradėjo neužtekti seminarų, pradėjau leisti knygą dėl to, kad knygoje yra labai didelė medžiaga, kurią aš jau nustojau kartoti seminaruose. Yra toks fundamentas. Mano dabar seminarai jau yra nauji, labiau orientuoti į meną būti kartu. Bet čia yra fundamentalūs klausimai, pagrindiniai atsakymai. Jie tiesiog surinkti tiem žmonėm, kurie lanko mano mokymus, tie, kurie apskritai domisi tobulėjimu ir taip toliau. Dėl to ta knyga yra užfiksuoti tos tekstus, kad jie nepranyktų ir kad jie liktų tie tekstai. Iš tiesų toks buvo sumanymas. Ši knyga yra apie tai, kaip tapti savo gyvenimo šeimininku. Kad ne gyvenimas tave gyventų, o tu gyventum gyvenimą. Apie tai, kaip rasti savo tikruosius norus ir gyventi pagal juos. Aš rekomenduočiau visiems žmonėms, kurie supranta, kad šiuolaikinėme gyvenime reikia nuolatos tobulėti, nuolatos augti ir kuriems atsakymas, ko jie turi siekti savo gyvenimą, tai būti laimingu. Jeigu tai yra atsakymas žmonėms, kad jie kur tobulėti tam, kad būti laimingu, ir tai atsakymas visada individualus, nėra bendro atsakymo iš tiesų. Bet šitiems žmonėms, nesvarbu koks amžius, nesvarbu koks socialinė padėtis, visiems šitiems žmonėms netinkama. Jie turi sluoksnius, kur gali skaityti kiekvienas žmogus. Ir galima netgi kelis kartus skaityti tą knygą ir joje atrasti dvi skirtingas knygas. Tiesiog jinai taip parašyta yra.